Jis turėtų būti šiek tiek vėsesnės, rytai ūkanoti ir negana to su plikledžiu. Tad dabar iš karto plačiau apie pačią artimiausią parą būtent mūsų šalyje. Nuo šiąnakt situacija beveik nepasikeis. Turėtų būti apsiniaukę ir daug kur iš atsitraukiančių debesų iškris negausus lietus. Ir po vidurnakčio formuosis tirštesnis rūkas, jo neišsklaidys ir vėjas, nes jis bus nestiprus ir besikeičiančios krypties. O paryčiais temperatūra svyruos nuo laipsnio minuso iki daugiausia 4 laipsnių šilumos. Vietomis turėtų būti tikrai slidoka. Rytojaus dieną kol kas orams diriguos anticiklonas, tad debesis praretės, matysime daugiau pragiedrulių ir tik tai kur ne kur išnykstančių debesų gali šiek tiek palyti. Rytą dar laikysis rūkas ir bus slidu. Vėjas ramus, įdienojus temperatūra spės pakilti iki 7-12, šiek tiek vėsiau bus vakarinėme šalies pakraštyje, ten 4-6 laipsniai šilumos. Ir dabar metas pasižvalgyti po regionus, pirmiausiai šiaurės Lietuvoje. Rytojus numatomas saikingai, bet smagiai šiltas, nuo 8 iki daugiausia 10 laipsnių šilumos ir kaip matote, tarp debesų rodysis nemažai ir saulės. Rytinių rajonų gyventojai antradienį pasitiks tikrai smagiais ir gražiais orais, bet to bus visiškai ramu, palynos nebent labai menkai, kur ne kur, o šiaip jau orai ramus, sausi ir spės iššilti iki 12, šilčiausia beje sostinėje. Rytiniai ir centriniai regionai rytoj turi visai smagią prognozę iš sinoptikų, 9-10 laipsnių šilumos, daugiausia sausa, o debesis bus, bet tikrai ne ištisai, matysis ir saulė. Vakarinę šalies dalį laikys šiek tiek vėsesnių orų masė apėmusi, tik Jurbarke sušils iki 10, o štai Klaipėdoje, Mažeikiuose, Telšiuose, Šilutėje svyruos nuo 7 iki 8 laipsnių šilumos, tiesa palis ne per daugiausia. Ir apie kitas kelias dienas šį kartą Šilutės rajono. Trečiadienį